Tai video iš naujo viešbučio ir šiek tiek dabar papasakosiu apie pokerį, apie patį pokerį Vegas, apie turnyrus. Matosi mano iškrauti daiktai labai gražiai. Čia dovanos į Lietuvą. Tai tiesiog aš kai važiavau į Las Vegasą žaisti šitos serijos, tai yra mano pirmas kartas, kai aš atvažiavau žaisti VSO ir šiaip turnyrų į Vegasą ir aš pasižiūrėjau internete grafikus, struktūras, viską ir ten tie turnyrai nuo 1000 iki 10 000 arba net dar daugiau. Ir tie tūkstantiniai tokios turbinkės, kaip ir biški gaila, nes brangu tokios turbinas šaudyti. Bet šiaip galvojau, kad vyksta ta serija ir viskas. Ir atvažiavau čia ir pamačiau, kad čia iš tikrųjų vyksta ne tik ta serija, bet šalia jos šimtai turnyrų kitų ir gal net 1000 turnyrų. Ir noriu tiesiog pasidalinti su jum, tiem, kam daugiau įdomus pokeris, parodyti. Sakysim, paimkime Liepos 7. Ir, pavyzdžiui, vyksta pagrindinis turnyras, tai tas, už kurį gausim tą jau apyrankę, tai yra Pot Limit Omaha High Low, 8 arba geriau, 3000, dar vienas vyksta pagrindinis, No Limit Hold'em, 3 dienų. Tai šitą aš irgi žaisiu. Tai tiesiog vyksta tie turnyrai, bet šalia jų dar vyksta satelitai, dar satelitas, kažkoks Deep Stack dienos, kurie šitas dienos visai neblogą struktūrą turi ir yra visai nebrangus, 235, vėl mega satelitas, vėl turnyras, vėl satelitas, turnyras, satelitas, turnyras. Šitie satelitai yra bele kaip geri, aš pažaidžiau tą už 575, žmonės, žaidėjai visiškai nesupranta to satelito ICM faktoriaus, jie ten bele kaip stekinasi jau burbulo stadijoje. Nežinau, tarsi man buvo sunku patikėti, bet aišku vis tiek, tai yra super turbo struktūros, vis tiek tau turi šiek tiek iškris kortą. Tai matosi, turnyrai vyksta nuo 9 ryto iki 9 vakaro, tai net jeigu tu ir nežaidi tų pagrindinių, tai tikrai turi ką veikti ir gali tiesiog, tikrai žaisti daug kitų turnyrų. Jeigu aš būčiau žinojęs, kad toks yra, sakysim, grafikas, aš būčiau atvažiavęs turbūt net dar anksčiau ir būčiau daugiau skiręs dėmesio visiems tiem šoniniam turnyram. Taip pat be viso to įvyksta serijos ir kituose kazino. Štai turiu dar vieną, tai yra Venetian Deep Stack Extravaganza. Tai matosi pažymėta mano yra dienos, kada aš esu čia, tai reiškia, aš galiu šitos turnyrus žaisti. Ir dar yra, kur aš net netelpu, jau būsiu išvažiavęs ir buvo man prieš atvažiuojant. Tai matosi, kad yra didelė serija ir vėl bele kokie garantuoti fondai. Štai 3 milijonai garantuota, milijonas garantuota, 500 000, mažesni 250 000, 200. Ir kiekvieną dieną matosi turnyrai nuo 1100, 600, 1600, 400 ir taip toliau. Tai jeigu kažkam, pavyzdžiui, yra per brangi šitą seriją, galim varyti čia žaisti, čia jinai šiek tiek mažesnė, bet vėl bele kokie pinigai yra garantuoti. Ir vienas lietuvis jau laimėjo ją, jisai 600 turnyrą, jie pasidalino dviesą, kiek jis ten apie 60 000 laimėjo. Taip pat šoniniai struktūrai, šoniniai turnyrai, kurie vakare vyksta. Vėlgi pasižiūrėkit, kokie garantuoti. Kiekvienas turas turi garantuotą 20, 30, 100 000, 250 000. Tai tiesiog mes, kai žaidžiam Lietuvoje, jeigu tai būna, sakysim, turnyrai jau surinkta 20 000 eurų, tai jau yra Lietuvoje tikrai geras turnyras ir dideli pinigai. Ir jau labai būna džiugu, jeigu tu jį laimė arba ten pasieki tas top 3. Tai šiuo atveju čia, visi turnyrai turi 10 ar 100 kartų daugiau garantuotų tų pinigų. Ir šalia dar vyksta trečia serija, aš neturiu grafiko internete, žiūrėjau, tai yra Hollywood Planet. Tai yra dar mažesni turai, nuo 100 turbūt dolerių iki gal 300. Gali ten biškai skirtis, bet esmė tokia, kad jie tokie dar pigesni. Ir iš viso garantuoja toj serijoje 7 milijonus dolerių. Tai yra bele kokie dideli pinigai ir tu gali tiesiog atvažiuoti čia mėnesiui, net nežai šitų pagrindinių turų, kur visi yra regai ir kur jau tos labai brangų ir apyrankės, tu gali tiesiog šoninių žaisti ir turbūt iš šoninių gerai gyventi. Ir dar 5, 4 serija, tai Arijoje buvo, Arija kazino, dabar vyksta Viko, dar vyksta VPT Turbo, kur turėjo 8 gal startinės dienas, gal 7 startinės dienas, 500 turbo struktūros, 20 minučių lygiai, tai tipo greitas turnyras, bet vis tiek.
Tai yra geras turnyras, daug pinigų garantuota, man atrodo 500K turnyrą ar milijonas garantuota. Ir dar 5 serija dabar vyksta Vien kazino, kur aš dabar ruošiuosi, šiandien bus 500 turų įvykis, $500 įvykis, jau tiek, aš neku, kad net maišas viskas, $500 turas, 250 000 garantuota, visai gera struktūra, 40 minučių lygiai, 15 000 startinis. Tai pagalvojau, ar šiandien žai šitos visokius šoninius, ar geriau važiuoti tenai, tai važiuoju tenai, o čia lauksiu šito Liepos 7. Tai tiesiog, kad yra belekaip geros galimybės turnyriniam pokeriui ir vasarą reiktų čia atliekti 2 mėnesiam kokiem, išsinuoma didelį butą su chebra, didelį namą, kad sutaupy daug pinigų ant viešbučių ir tiesiog gyventi ir grindint nuo ryto iki vakaro tos visus turnyrus. Ir mažesnius, ir didesnius, ir galvoju, gal tiesiog kitais metais ir padaryti tokį kaip iššūkį, tiesiog surink chebrą, pasiūlyti ir jums tiem, kas žiūri, tokią galimybę, kad atvažiuot kartu mėnesiui 2 išsinuoma didelį namą ir varys šitos turnyrus nuo ryto iki vakaro. Tai va, norėjau pasidalinti apie turnyrinį pokerį. Primenu, su jumis Brilliant, pokerio mokykla.com iš Vegaso. Iki.